Tai norint teisingai sumontuoti dekoro plokštelę, reikia būtinai atidžiai pasiruošti pagrindą arba kitaip grėbestavimą čerpelio kalimui. Kad naudojame vis laikyti tai sausą medį ir kalibruotą tikslumų išgauti, bent padarius milimetrą ar kelių milimetrų klaidas kiekvienam grėbėstojui, tikėtina, kad 4. arba 5. eilė nebesueis ir teks viską perdėti iš naujo. Prieš pradedant čerpelio montavimą visą laiką esame susipiešę plokštelių centrą, kad montavimas įvyktų be jokios paklaidos. Čerpelės centras yra šitoje vietoje, lygiai taip pat kitos čerpelės centras būtų čia. Montuojant dekoro plokšteles stengiamės visą laiką naudoti fasado pradžios detalės ir stogo pradžios detalės. Montuojant dekoro plokšteles, kai prieiname prie lango dalies, dažniausiai stengiamės juos apipavydalinti arba skardos elementais, kartais medžiu, bet dažniausiai klientams siūlome rinktis cedral lentą, kuri savo tekstūrą visiškai yra tokia pati kaip dekoro plokštelė. Taip, medžiaga yra lygiai ta pati fibrocementas. Tai ši čerpelė turi 3 pagrindinius tvirtinimus, 2 linukais, kurie yra šalto valsavimo, taip pat dedama papildomai varinė spraudė. Varinė spraudė, kuri užspaudžia čerpelės apatinę dalį ir čerpelė neturi judėjimo. Spraudės užspaudimas turi būti taip pat labai tikslingas ir stabilus tam, kad čerpelė neturėtų varškėjimo ir po ją nepatektų drėgmė. Neužpūstų vėjas apatinę varinę spraudę, kuri vis laik yra matoma. Tuo pačiu suteikia namui ir kažkiek tai grožio. Montuojant būtent šito tipo čerpeles, kurios yra smiliabriaunis rombas, sienų ir fasado montavimo skirtumas neturi. Perdengimas plokštelių yra visiškai toks pats. Jeigu pasirinktumėt kitas čerpeles, pavyzdžiui, horizontalų dengimą, stogo perdengimas yra šiek tiek didesnis ir čerpelių išeiga yra didesnė negu fasado.